Tai mielos bičiulės ir bičiuliai, ačiū už pasitikėjimą ir šiek tiek nemiegotas naktis, nes pasikeitė laikas. Esu tik porą valandų iš lėktuvo ir jau ten atrodo gilus vakaras dabar. Bet turiu pasakyti vieną didžiulį skirtumą. Jų rinkimai bus tik lapkričio 4, ne spalio 12, o jų suvažiavimas jau įvyko ir jis vyko ne vieną dieną, o 5. Iš tikrųjų, užvedimas ir pasirengimas darbui prasidėdavo anksti ryte, miesto gatvėse, vaikščiojo daug rėmėjų ir pačių partiečių, kiekvienas dar agituodamas pirmom dienom ar už Baracką Obamą, ar už Hillary Clinton. Viskas pasikeitė iš trečiadienio, ketvirtadienio vakare, kai liko tik vienas. Bet ėjo, kalbėjo, salė didesnė nei Siemenso, maždaug 15-17 tūkstančių. Visa pusė suvažiavimo praėjo stovint delegatam ir plojant ir pritariant tą, ką jie palaikydami savo bičiulius. Demokratų suvažiavime, kuris vyko po ypatingai permainingos ir sunkios vidinės jų kovos tarp Hillary Clinton galiausiai ir Baracko Obamos, suvažiavime būtent buvo padėtas vienybės taškas. Kaip minėjau, visos delegacijos, kurios dalyvavo, kurios turėjo skirtingas nuomonės ir kurios 2 dienas dar šiek tiek paerzindamo švelniai save buvo su vienais ir kitais plakatais, vieni kitiem prieštaraujančiais. Nuo trečiadienio vakaro pavirto kaip vieninga jūra. Visi vienodai kėlė balsus, visi vieningai plojo, eidami kalbėti kiekvienas oratorius. O jeigu jis buvo šiek tiek iš partijos vadovaujančių postų, jis negalėjo pradėti kalbos nuo plojimų. Billas Clintonas kokias 3 minutės stovėjo, pradėdamas kalbėti ir vėl atsitraukdamas, kol visa salė įsiūžė. Ir tik tada pasakė garsiai savo kalbą, kada jisai pasakė, kad mano kandidatas, mano mylima žmona pralaimėjo, bet šiandien mes abu su ją esame iš Baracko Obama. Ir kvietė visus balsuoti. Turiu pasakyti, kad labai džiugu, jog iš visų, kurie kalbėjo, arba absoliučios daugumos visų, kurių kalbėjo suvažiavime, raudona linija skambėjo valstybės rūpestis žmogumi. Ir tai tikrai buvo labai aiškiai pasakoma, kalbant apie sveikatos apsaugą, kad kiekvienam žmogui turi būti prieinama, Jungtinėse Amerikose pagaliau prieinama sveikatos apsauga. Kad tai neturi būti fantastiniai pasiekimai kokie tai, bet kad kiekvienam žmogui būtinai prieinama. Ar tai būtų kalbama apie švietimą, ar apie kariuomenę, jie visada kalbėjo apie pagarbą žmogui ir rūpestį žmogumi. Manau, kad mūsų pasirinkta linija iš tikrųjų yra labai gera ir todėl mes tik tai turime tos darbus gerai įgyvendinti. Ir užgniaužę visus galbūt nesutarimų, skirtingus požiūrius ar šiokias tokias ambicijas mums reikia pasiekti pergalę. Nes tik pergalė atveria tarnystės visa jėga savo idealų įgyvendinimo galimybes. Todėl aš norėčiau, kad mes visi palinkėtume pirmiausia sėkmės mūsų kolegoms jiems demokratams, iš kurių šiek tiek galėjau pasimokyti, ir patys pasakytume vieningai taip, kaip jie tą daro, kad mes galim padaryti. Patvirtinti šiandieną siūlyčiau visus pateiktus sąrašus, kurie čia šiandien buvo pateikti, ir mūsų programą. Ir iš tikrųjų mes galėsim laimėti ir mes galėsim tęsti savo tarnystę Lietuvos žmonėms. Ačiū.